Kaliomis Meri. Gero vidurdienio linkėjimai iš Santorinio. Ir aš jau buvau sakęs, kad sekmadienis bus visada susijęs šiek tiek su Santoriniu, nes nuo pat dabar, nuo pat gegužės pradžios prasideda mano sekmadieninės ekskursijos į Santorinį, sekmadieniais ir pirmadieniais. Ir taip, aš esu Santorinėje, štai dabar pasižiūrėkite. Vaizdelis prieš mane yra toks. Taip. Šiandien gražus sekmadienis, tikiuosi gerai leidžiate laiką. Ir jeigu kitą sekmadienį arba pirmadienį norėtumėt patekti į Santorinį ir būsite Kretoje, tą galim padaryti per mano ekskursiją. Bet šita transliacija yra skirta ne vien Santoriniai, be abejo, bet ir apžvelgti kitos savaitės aktualijas, tai kas yra svarbu, tai kas yra aktualu, tai apie viską iš eilės. Aišku, aktualiausia visiems oras ir visi pergyvena dėl oro. Prieš savaitę sakiau, kad bus lietaus ir to lietaus tikrai labai daug buvo, netrūko, netgi kartais ir per daug, žinau, kad to lietaus buvo per daug, bet kągi padarysi, išgyvenama ir su tuo lietumi ir daug kas smagiai pakeliavo ir džiaugiuosi, kad padėjau daugam pamatyti maksimaliai gražią Kretą. Buvo galima pabėgti nuo lietaus. Kitą savaitę neprognozuojama tokia lietinga, bet lietaus gali būti. Apskritai, gegužę nusiteikite, kad to lietaus gali būti Kretoje. Santorinėje mažiau. Santorinėje nuo lietaus galima greičiau pabėgti. Ir jeigu kartais būna Kretoje liečia, Santorinėje jokio lietaus. Nors aišku, šiandien drėgmėjo ir tie debesis tik viską puošia. Aš visada sakau, gegužė yra puikus metas atvykti į Santorinį, vien tik dėl šitų plunksninių gražių debesų, nes paskui dangus tik tai mėlynas, be jokio tūrio. O dabar jis yra visai kitoks. Tai jeigu susiruošite, kreipkitės. Beje, nemiegokit. Jau mano ekskursijose į Santorinį gegužės mėnesį praktiškai vietų labai mažai. Kiekvienam sekmadienį ir pirmadienį. Tai jeigu galvojat, kad dar nelaikas kreiptis dėl gegužės galo, pavyzdžiui, dėl gegužės 25-26, galvokite iš naujo. Nes jau ten vietų praktiškai irgi nelieka. Lygiai tas pats su birželiu. Jau rekomenduočiau suskupti tie, kas ilsėsis birželį. Opa, norėjau vers vaizdą. Štai. Tai irgi rekomenduočiau nemiegoti ir pasirūpinti savo kelionę iš anksto. Tiek ir birželiui, liepai, rugpjūčiui, rugsėjui. Bet gerai, grįžtam prie kitos savaitės. Kasgi kitą savaitę aktualu? Oras žada, kad kais iki plus 25-26, kartais ir daugiau, vadinasi, tai reiškia, kad vanduo šilties. Labai daug klausimų dėl Balos lagūnos ir Samarijos, jau čia praktiškai kartoju nuolat. Tai gera naujiena ta, kad Balos lagūna Kretoje atsidaro nuo, ne tai, kad atsidaro, prasideda reisai, taip reikėtų sakyti, laivų reisai prasideda nuo rytdienos. Taip, jau rytoj pirmas reisas iš Kysamos uosto į Balos lagūną, tai kad kas nori keliauti, kreipkitės jau dabar dėl ekskursijų, partneriai jas pradės organizuoti, kai kas nuo pirmadienio, kai kas nuo ketvirtadienio, bet jau galima derintis nuo šitos savaitės dėl Balos lagūnos. Su Samarijos tarpekliu sudėtingiau. Vakar buvo išspausdintas didžiulis straipsnis Kryti laikraštyje. Perskaičiau didžiulės diskusijos, nes gamtosaugininkai, Ofipeka, tokia organizacija yra Graikijoje, sako, kad nereikėtų dar Samarijos atidaryti, nes dar kol kas yra pavojinga vaikščioti per Samariją. Aišku, visi turizmo specialistai sako, kad perdėdamas tas pavojus, prisimenant tas nelaimės, kurios buvo pernai, bet pernai buvo padarytos klaidos. Žmonės buvo leidžiami į Samariją per lietų. Dabar jau lietus baigėsi ir tikrai daug kas yra nusistovėję. Tai ginčas vis dar tęsiasi ir nežinia, kuo jis baigsis. Pagyvensim, pamatysim. Dar vaizdai Santorinio. Ir bent jau tokia prognozė, kad šią savaitę, artėjančią savaitę, Samarija nebus atidaryta. Nors, vėlgi, visada sakau, sekite mano pranešimus, mano Kreta Facebooko puslapyje, kai tik tai bus kažkokių naujienų, būtinai apie tai iškart skelbsiu, vos tik tai kažką sužinau. Bet dabar informacija tokia, kad Samarija uždaryta lieka ir netgi partneriai, kurie vykdo ekskursijas į kalnus, daugiau orientuojasi į kitus tarpeklius, daugiausiai į Imbros tarpeklį. Jei kažkas norėtumėt ir kitą savaitę
į Imbros tarpeklį partneriai vykdys ekskursiją, pavyzdžiui, iš Retimno viešbučių. Tai jeigu įdomu, kreipkitės, pasiūlysim, pasiderinsim, galėsit nukeliauti. Pats irgi organizavau vieną kalninę ekskursiją, kuri puikiai pavyko penktadienį. Vėlgi, tai buvo tokia ekspromptinė ekskursija vien tik tai dėl to, kad daug kas klausė dėl Samarijos ir norėjau žmonėms padaryti bent jau kažkokį tai ekskliuzyvą. Ir tas ekskliuzyvas puikiai pavyko. Pasidalinsiu nuotraukomis, kai jau turėsi daugiau laiko, nes iš tikrųjų dabar labai suspaustas laikas ir ačiū tiems, kas turite kantrybės kartais palaukti mano atsakymų į laiškus, nes iš tikrųjų nespėjai visko kartais padaryti laiku, vietoje, parašai, kad mes atsakysime, kai tik tai turėsime laiko. Tai ačiū už kantrybę, ypač tie, kas laukia atsakymų dėl birželio, liepos, rugpjūčio mėnesio. Lukterkit dar, dabar svarbu gegužė, apsikuopsiu gegužę, tada žiūrėsim tolyn. Bet vėlgi sakau, jeigu ir kreipsitės, aš bent jau pasižymėsiu kalendoriją, kad jūs tai domina, tam, kad iš karto jums parašyčiau, kai tik tai jau prieis rankos prie birželio, liepos, rugpjūčio ar kitų mėnesių. Tai va, kas dar aktualu Kretoje, aišku, su Balos lagūna ir Santoriniu tokie reikalai, o dar aktualus dalykas tai yra įvairiausi renginiai, kurie prasideda jau nuo kitos savaitės ir tie, kas domisi automoto sportu ir apskritai automoto reikalais, kitą savaitę Kretos parodų centre, kuris yra Guvės vietovėje, gegužės 8-11 dieną, galės nuvykti, pasižiūrėti automoto šou. Turėkite tą omeny, renginių bus. Iš tikrųjų, jau dabar prasideda tas renginių laikas visoje Kretoje, tai stengsiuosi apie juos paskelbti ir mano Kretos Facebook'e, ir mano Kreta LT svetainėje. Tai kad sekite visus pranešimus, kai tik tai bus naujienų, būtinai apie tai pranešiu. Vardadieniai, vėlgi svarbus dalykas, labai svarbus dalykas. Rytoj yra Airinį, šiandien yra Aja Pelagija. Beje, Agija Pelagija. Jeigu kas nors esate Agija Pelagija vietovėje, tai yra tokiam kurorte, sakoma, kad būtent šiandien reikėtų nueiti jums į Agija Pelagiją paplūdimį, nusiplauti kojų. Nes šiandien kojų stiprinimo diena, nes Agija Pelagija yra atsakinga už kojų sveikatą, kad jos būtų stiprios. Ir senais laikais apskritai, kaip teko girdėti iš Agijos Pelagijos vietovėje gyvenančių žmonių, žmonės ten nuogi maudydavosi, tam, kad būtų stipri sveikata. Tai turėkite tą omeny, dabar ten yra viešas paplūdimys, nuogiems gal nereikia, bet yra ta tradicija, kad šiandien reikia įmerkti kojas į Agiją Pelagiją paplūdimį. Rytoj yra Airinį ir rytoj vėl būsiu čia Santorinyje, o Santorinis yra Santa Irini, Airinį sala, tai yra Šventosios Irenos sala, ir sveikinsim visas Irenas čia būdami Santorinyje, taip pat rytdienos ekskursijoje. Tai ir jūs pasveikinkite, jeigu pažįstate kažkurią tai Ireną. Kitas niuansas, dar penktadienį, dar vienas vardadienis - Kristoforo. Taip, tas pats Kristoforas, kuris yra Vilniaus globėjas. Nežinau, ar Vilniečiai švenčia pagal šitą kalendorių, kurį skelbia graikų ortodoksai, bet jeigu norite, Švento Kristoforo dieną galite atšvęsti artėjantį penktadienį. Tai kad reikalų nemažai, kaip matot, ir yra ką veikti, yra kelionių įvairiausių ir visada sakau, jeigu norite pakeliauti įdomiai ir gauti mūsų patarimų, mūdviejų su Jurgita patarimų, arba domintų mūsų paslaugos, tiek ekskursijos, tiek kelionės į Santorinį, tiek automobilio nuoma arba maršrutai savarankiškoms kelionėms, beje, su tais maršrutais teko praeitą savaitę, kaip padirbėti, bandant pasakyti, kur važiuoti, kur nevažiuoti, bet manau, kad visiems pavyko ir visi pamatė maksimaliai tiek, kiek galima, kaip debesis sukiojosi, nuo debesų tai bėgo, tai vėl prie jų sugrįžo ir smagiai po Kretą pakeliavo. Lygiai tas pats ir į Santorinį, kai kas pabėgo nuo blogo oro iš Kretos į šitas saulėtas vietas. Jau čia išėjau visiškai tas vietas, kur gyvena vietiniai. Yra ir tokia Santorinio išvirkštinė pusė, kaip aš sakau. Tai va,
Tai jeigu domina mūsų paslaugos, geriausia kreiptis elektroniniu paštu mano kreta@gmail.com ir mes atsiunčiame visus pasiūlymus tiek autonomai, tiek maršrutams, savarankiškams kelionėms, tiek, aišku, ekskursijoms arba kelionėms į Santorinį. Ok, tiek informacijos šį sekmadienį apie artėjančią savaitę. Palaikome ryšį, bendraujame ir atostogų sezonas įsibėgėja. Tai gerų visiems atostogų tie, kas nusiteikia šiemet ilsėtis Kretoje arba Santorinėje. Sėkmės. Iki.